Sveiki visi, šiandien servise 007 turim labai dailų ir gražų Opel Meriva automobiliuką, 4 cilindrų 1.4 variklis, 88 berods kW galios turintis varikliukas. Aišku, pakankamai dinamiškas tiek mieste, tiek už miesto. Na ir puikus tuo, kad dabar važiuos daugiau nei dvigubai pigiau su kokybiška itališka Landirenzo dujinė sistema. Reikia žinoma paminėti, kad Landirenzo sistemos buvo montuojamos GM koncerno originaliai. Tai lygiai tokie patys varikliai 1.4, kurie buvo tiek Zafirose, tiek Merivose, buvo montuojami gamykliškai. Tai iš principo mes sumontavome lygiai tokią pačią sistemą, kuri būtų sumontuota ir gamykliškai, parduodant, reiškia, naują automobilį jau su dujinė įranga. Tai labai trumpai apie pačius komponentus. Tai pats valdymo blokas Landirenzo Evo OBD yra sumontuotas štai čia. Greta jo turim Landirenzo skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą. Reduktorius čia yra sumontuotas didelio našumo Landirenzo Li10 turbo, jis yra sumontuotas žemiau akumuliatoriaus. Čia priekyje turim išsivedę slėgio daviklį bei dujinės fazės filtrą. Jį vėlgi čia turim išvestą taip, kad būtų patogu sistemą aptarnauti, kadangi aptarnavimai daromi kas 1 metus arba kas 15 000 km. Na ir dujiniai purkštukai Landirenzo grupai priklausantis AEB A+, yra taipogi vieni patikimiausių rinkoje, kurie stabiliai dirba, tikrai nekelia jokių problemų. Visi dujinės įrangos Landirenzo montavimo darbai servise 007 yra atliekami pagal gamintojo standartus ir reikalavimus. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš principo yra naudojamos šią dieną kokybiškiausios rinkoje prieinamos medžiagos, komponentai, sąvaržos, jungtis. Dujinės įrangos laidynas yra adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Tai vėlgi reiškia, kad kiekvienas kontaktas yra lituojamas, laidai yra sugrupuojami, įvelkami apsauginės gofras ir tos gofros dar papildomai dėl saugumo yra izoliuojamos. Lygiai taip pat atrodo ir variklio skyriuje laidai, jeigu truputį panalizuotume iš arčiau. Tai stengiamės, kad tas montavimas būtų kiek įmanoma artimas tam gamykliniam montavimui. Na ir žinoma, dujinės įrangos saugiklis yra štai šitoje vietoje, tam, kad būtų tech apžiūros metu lengva jį pademonstruoti ir parodyti. Tai apie patį variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojame štai šitoje vietoje, truputį kairiau lempų reguliatoriaus, pakankamai patogi vieta, gerai matosi, gerai galima prieiti prie jos, tikrai labai patogu. Dujų balionas čia Opel Meriva automobilyje telpa pakankamai didelis. Čia neturime dugno, klientas jo tiesiog neatsivežė, bet balioną pamatavom taip, kad jisai čia užsidarytų. Tai yra 69 litrų balionas, visgi pakankamai solidaus dydžio. Tai dujų bus galima užsipilti netoli 60 litrų, tai turbūt daugiau negu benzino galima iš automobilį pilti. Tai tikrai, manau, labai geras rezultatas ir bus patogu tokį balioną turėti. Na, dujų pildymas padaromas prie benzino užpildymo vietos. Štai čia patogiai mes atsidarome dangtelį, įsisukam perėjimą ir galim nesunkiai užsipilti dujų. Tikrai labai patogu. Tai va, tai tiek būtų apie Landirenzo dujinės įrangos montavimą servise 007. Jeigu kažką panašaus vairuojate ar planuojate įsigyti, drąsiai kreipkitės, mielai pasiūlysim kokybišką Landirenzo sprendimą. Ačiū.